Visiems labą dieną. Kol aš turiu kažkiek laiko, kol vesiu dukrą į treniruotę, į bandomąją treniruotę, tai noriu Jums papasakoti apie šitą maisto papildą. Čia yra Pure and Balance detokso mišinys. Čia yra 12 buteliukų. Ir aš noriu apie jį papasakoti, todėl kad jis man padėjo. Iškart sakau, aš nesu specialistė. Pasiruošiau visą sąsiuvinį, surašiau, ką norėčiau Jums pasakyti. Taigi, pradedam. Kodėl aš apie jį noriu papasakoti? Todėl, kad jis man padėjo pajudinti mano svorį ir jis per 10 dienų nukrito. Nedaug, bet nukrito. Ta prasme, daugiau teigiamo rezultato matosi minuse, nes 1 centimetrų mažiau dabar liemens arba klubų apimtis sumažėjo keliais centimetrais, bet svoris man irgi buvo labai svarbu, todėl kad aš ir prieš tai laikiausi tos sveikos, subalansuotos mitybos, bet svoris stovėjo, o su šiuo papildu jis pajudėjo. Taigi tai yra papildas skirtas detoksikacijai, skirtas pagerinti mūsų kepenų veiklą. Pas mane jau tuščia čia. Pagerinti kepenų veiklą. Taigi, kas yra šito maisto papildo sudėtyje? Beržo lapų ekstraktas ir artišokas. Tai jie visi veikia per kepenis, skatina kepenų detoksikaciją, mažina riebalų kiekį organizme. Kaip tai viskas vyksta, aš tikrai nežinau, bet tikrai žinau, kad veikia. Artišokai dar ir padeda šiek tiek pašalinti užsistovėjusius skysčius iš mūsų organizmo. Toliau. Tiesa, artišokas ne tik gerina kepenų veiklą, bet ir skatina tulžies išsiskyrimą, todėl tie lipidai ir sumažėja. Tikrasis margainis, kurie visi tikrai žino, kad jis tikrai gerina kepenų veiklą. Tai va, čia irgi jo yra pakankamai didelis kiekis, 500 mg viename šitame buteliuke. Buteliukas tai yra būtent skystas ekstraktas visų šitų veikliųjų medžiagų. Taigi, tikrasis margainis padeda palaikyti normalią kepenų funkciją, apsaugo kepenų ląsteles nuo oksidacinio streso ir skatina ląstelių atsinaujinimą. Tuoj palaukit. Palaiko normalią virškinimo sistemos veiklą ir skatina organizmo detoksikaciją. Tai čia viskas margainis. Čia yra pipirmėčių ekstraktas, kuris būtent mažina pilvo pūtimą, nes taip mes galėtume pradėti detoksikaciją, tiesiog gerti maisto papildą, bet nieko nekeisti mityboje, bet tada rezultatas nebūtų toks geras. Ir tam, kad pradedam keisti mitybą ir nebūtų to vidurių pūtimo, tai todėl čia ir yra pipirmėtės ekstraktas ir palaukit. Ir dar karčio apelsino aliejaus flavonoidai. Tai šitie flavonoidai skatina virškinimo sulčių gamybą ir padeda esant virškinimo sutrikimams. Tai ir šiek tiek karčiųjų apelsinų aliejus šiek tiek laisvina vidurius. Tam, kad detoksikacija tikrai būtų ir veiktų gerai. Taip pat čia tokie ekstraktai. Iškart pasakysiu, kodėl aš jį nupirkau. Tikrai neturėjau omeny, kad čia man reikia praeiti detoksikaciją, kad jis man padės pajudinti svorį iš užsistovėjusio taško, bet tiesiog aš išgirdau atsiliepimą žmogaus, kad šitas būtent maisto papildas labai padeda, kai, pavyzdžiui, suvalgai sunkaus maisto, nes jis geriamas po maisto, suvalgai to sunkaus maisto ir tiesiog tai greitoji pagalba, kad nebūtų tas vidurių pūtimas, tas sunkumas skrandėje. Ir aš pagalvojau, wow, taigi mano šeimoje tas toks švenčių sezonas artėja, mamai turėtų padėti, tai todėl pati nupirkau, paskui kilo mintis, gerai, mamai porą buteliukų atiduosiu, pati praeisiu tą detoksą
ir pažiūrėsiu, kas bus. Tai va, man patiko rezultatas ir aš apie tai kalbu. Dabar pasakysiu, kam iš vis reikalingas tas organizmų detoksikacija. Tai rekomenduojama, kas labai daug vartoja vaistų ir būtent ne tų augalinių, o būtent cheminių vaistų, kas vartoja daug alkoholio, kas nesilaiko taisyklingos mitybos, pas ką ta mityba yra nesveika, sakykime, daug visokiausių šmaiščio, visokiausių čipsų, traškučių ir burgerių, pas ką mityba yra riebi, tai vat vasarą kaip tik, manau, dauguma turėjo vat tokį šašlykų sezoną, tai vat dabar tikrai būtų laikas praeiti kursą detokso. Ir ką reiškia oksidacinis stresas kepenims ir kaip jis padeda jį sumažinti. Tiesiog dauguma žmonių, skaitykim, tie, kurie gyvena kaime, jie gyvena švarioje aplinkoje, bet dauguma žmonių gyvena miestuose, dirba užterštoje aplinkoje ir visa tai pereina tiesiog per mūsų odą, per odos ląsteles, tą mes įkvepiam ir tie visi kenksmingos medžiagos pakliūna į mūsų organizmą, o būtent kepenys ir kovoja su visų tuo, kas neturi patekti giliau. Tai kepenys valo mūsų kraują, iš ten pašalina visas tas netinkamas maisto atliekas, tavo įkveptas daleles. Ir kad kepenys būtų švarios, todėl mes ir praeinam detokso kursą. Kursas būtų visas pilnas, tai čia 12 buteliukų, derinam su sveika mityba. Ką reiškia sveika mityba? Ką reiškia sveika mityba? Tai reiškia, kad mes turėtume valgyti daugiau daržovių, daugiau baltymų, sveikų tų angliavandenių, kurie negreitai susiskaido, kaip pavyzdžiui batonas, ar sausainiai, o būtent ilgai, tai tiesiog rudieji ryžiai, net ir bulvės galima, tiesiog reikia žinoti, kada pasakyti stop. Tai tiesiog sveika mityba, mažiau saldumynų, mažiau gazuotų gėrimų, mažiau naudos neduodančio maisto, kuris tikrai yra labai skanus, bet neduoda naudos mūsų organizmui. Tai atsisakyti visgi tų traškučių, sausainukų, ne? Tai aš ir skaitau sveika subalansuota mityba. Tai tiesiog daugiau daržovių, baltymų, lėtų angliavandenių. Atsisakyti reikėtų saldumynų, gazuotų gėrimų, alkoholio rekomenduojama atsisakyti, tam, kad jūs pamatytumėt poveikį, kaip būna prieš ir kaip bus po 12 dienų. Visas šitas ekstraktų mišinys yra nukreiptas tam, kad kepenys apsivalytų ir kad mes pamatytume rezultatą, kaip per svorio mažėjimą, taip ir per, pavyzdžiui, jeigu turit odos raudonį, odos spuogus ant odos, tai visa tai išsivalo, kai išsivalo kepenys. Tai kodėl reikėtų dabar po vasaros? Todėl, kad vasarą mes dažniausiai atsipalaiduojame, mes dažniausiai visur važinėjam, valgom daugiau maisto, skirtingo maisto, ne tokio, prie kokio pripratę, ne? Tai mes keliaujam, daug valgom, puotaujam ir atėjus rudens sezonui tikrai vertėtų praeiti detokso kursą tam, kad mes pasiruoštume rudeniui. Ruduo tai bus, dabar jis gražus, saulėtas, šiltas, bet kai vėl ateis šalčiai, lietus, tai bus mūsų imunitetas bus nusilpęs ir mes galėsime susirgti. Tai tam, kad to nebūtų, mes turėtume pasiruošti iš anksto, tai išvalyti savo organizmą, padėti kepenims pasiruošti tam ligų sezonui, sustiprinti savo imunitetą dabar. Ir tai viskas tikrai yra susiję. Na, manau, tiek. Nes jau kaip ir neturiu ką dar papasakoti.
Kam kils klausimų apie šitą maisto papildą, apie jo sudėtį, tikrai galit klausti komentaruose, parašysiu, nukreipsiu kur ir ką, kad jūs galėtumėt patys pasiskaityti, bet manau, kad apie tuos pagrindinius ekstraktus, kurie yra šiame maisto papilde, jūs visi žinot. Dar kartą galėčiau pakartoti. Tai bus artišokas, margainių sėklų ekstraktas, beržų lapų ekstraktas, pipirmėtės ekstraktas ir karčiųjų apelsinų aliejaus. Tai va visą tai ir sudeda tokį balansą, kuris veikia per kepenis, tam, kad mes pamatytume rezultatą. Tai va tiek šiam kartui. Turit klausimų, rašykit, atsakysiu. Išgirdot ką nors naudinga, pasidalinkit su kitais. Ačiū Jums labai ir iki kitų kartų.